Jeigu užtektų išminties Seimo pirmininkui išeiti ir pasakyti, kad jis ne tik myli žurnalistus, gal myli Veneciją, nes Venecijos komisija ten labai daug pastabų taip pat mums turės, bet vietoj šitos meilės ateitų ir pasakytų, žiūrėkit, mes matom, kad situacija yra nekonstruktyvi, nes ji tokia ir yra. Ir mes traukiam rankinį stabdį, sudarom tą darbo grupę, apie kurią komitetas kalbėjo dar praėjusią savaitę, kultūros komitetas po Žemaitaičio pataisų svarstymo pradžios. Pasikviečiam žurnalistus, taip kaip jie prašė, pasikviečiam media ekspertus, pasikviečiam ES ekspertus, nes žiniasklaidos laisvės aktas čia vaidina ne paskutinį vaidmenį. Paruošiame pataisas, kurios apimtų ne tik šitą vieną nelaimingą nuostatą dėl direktorės atleidimo, bet ir platesnius dalykus, kuriuos reikia keisti ir grįžtam tos klausimus svarstyti normaliai. Ir aš esu tikra, kad visi laužai bus užgesinti tą pačią minutę, duodant kreditą dar vieną kartą šitai valdžiai daug kartų melavusiai vis dėlto pasirodyti šviesos pusėje šį kartą.